Ar jums tenka susidurti su neteisybė? Pavyzdžiui, jūs matote žmogų, kuris elgiasi arogantiškai, žeidinėja kitus, aplinkiniai susigūžę tyliai, neišdrįsta pareikšti pastabos. Labas vakaras, klubo prezidentė, vakaro šeimininkė, klubo nariai ir svečiai. Šiandien aš kalbėsiu, kodėl verta netylėti ir kovoti prieš neteisybę. Yra tokia pasakėčia. Nuėjo žmogus į mišką ir klausė medžio, ar gali jisai iš ko pasigaminti savo kirvio kotą. Medžiai sutiko ir atidavė jauną uosį. Žmogus pasigamino kirvio kotą, įsitvirtino prie kirvio ir netrukus ėmė kirsti pačius didžiausius ir garbingiausius miško medžius. Senas ąžuolas atsisuka į kedrą, raudodamas, kad negali sustabdyti viso šito ir sako: pirmas žingsnis mus pražudė. Galėjome netiduoti jauno uosio ir būtume išsaugoję savo orumą bei gyvavę ilgus amžius. Taip yra panašiai su kova prieš neteisybę. Jeigu mes užmerkime akis, kaip jie atsisuka prieš mus ir su dar didesniu įžūlumu puola. Atsiverskime istorijos vadovėlį. Grįžta Anglijos vadovas iš Miuncheno ir sako: žmonės, būkite laimingi, būkite ramūs, karo nebus, naciams atiteko Sudetai, jie yra patenkinti. Nepraėjo 2 metai ir nacių bombos kėlė sumaištį ir mirtį pačiame Londone, o už jo krauju srūvanti Europa. Taigi, matyti neteisybę ir nieko nedaryti yra pati didžiausia klaida. O jeigu mes pasiryžtame veikti, mūsų teisingumo jausmas mums suteikia milžiniškas jėgas. 1992 metais vieną dieną Lietuvoje ištuštėjo gatvės, užsidarė parduotuvės, sustojo eismas. Kas įvyko? Tuo metu laisvės kovotojai kovojo, keršijo priešams už amžiną ilgus metus trukusią neteisybę, melą, priespaudą ir trėmimus. Taip, Barselonoje olimpinėse žaidynėse krepšinio kovą įsivaizdavo pasaulis, lietuvių tauta ir patys krepšininkai. Ir ši idėja vedė Lietuvos rinktinę į pergalę. Į pergalę prieš buvusią Sovietų Sąjungos sudarytą rinktinę, iš milžiniškos teritorijos, iš daug valstybių sudarytą rinktinę, patys geriausi žaidėjai. Mažos valstybės, ką tik iškovojusios nepriklausomybės atstovai pasidalino gražiais bronzos medaliais. Taigi, jeigu mes stojame į kovą prieš neteisybę, mes jau tampame stipresni. Įsidėmėkite tai. O neteisybė yra įžūli, bet silpna. Įsivaizduokite, vyksta mokymai, pilna salė žmonių. Ir aš netikėtai atsistoju ir išrėžiu: lektoriau, tai, ką jūs darote scenoje, yra nepriimtina, neetiška ir tai mus žemina.
auditorija į mane atsisuko ir aš pajutau jų palaikymą. Nes lektorius įžeidinėjo kai kuriuos klausytojus, arogantiškai elgėsi, gal balso tonas buvo nepriimtinas ir jisai susilaukė griežtos, teisingos reakcijos. Taigi, neteisybė yra įžūli, bet silpna. Pabaigai norėčiau priminti, kad jei mes nieko nedarome prieš neteisybę, jinai atsigrėžia ir dar yra įžūlesnė. Neteisybė yra įžūli, bet silpna. Jeigu mes nusprendžiame nestovėti vietoje, o kovoti, mes įgauname milžiniškas jėgas. Vienas imperatorius pasakė, iš pradžių būna neveiklus piliečiai, bet vėliau iš jų išauga puikūs tarnai. Todėl aš linkiu būti pilietiškiams, veikliems ir pamačius savo kasdienybėje neteisybę pasakyti griežtai ir nedvejodami ne.